prisirpusių sodo vyšnių žaliuojančiame kieme stovi lyg iš pasakų plaukęs namukas. Ryškiaspalvis, tvirtas ir jaukus. Toks sodo namelis poilsiui ir ne tik, sako jo šeimininkė Jūratė Varkovienė. Kiek jūs jau laiko gamina tokius namelius? Šios namelius mes jau gaminam apie 8 metus. Jie gaminami iš eglės medienos, storio yra įvairių, 28 mm gali būti, 45, 70 mm. Ir jie daugiau naudojami sode, privačiose valdose pasistato žmonės pas save. Galima juos naudoti ne tik tai vasarą, mes juos galim naudoti ir žiemą, nes įsistačius nedidelę krosnelę, kadangi nedidelė patalpa, jie greitai tampa šilti. Taip pat jūs galima panaudoti kaip ir pirteles, įrengus patalpoj, kuri yra naudojama sudėti įvairiems įrankiams sodui. Galima įrengti pirtelę ir paprasčiausiai tenai pasikaitinus, paskui pabūti štai šitoj patalpoj. Nameliai paklausus ne tik Lietuvoje. Jie, kaip sako Jūratė, keliauja į Angliją, Olandiją, Vokietiją ir ne po vieną vežami didelėmis mašinomis arba plukdinami laivais. Namukai sušyla labai greitai, per pusvalandį. Tad čia galima romantiškai pasidėti netgi tada, kai už lango sninga. Ar žinote, kaip iš pačio paprasčiausio rąsto sukurti štai tokį tvirtą, bet kartu ir jaukų statinį? Jei ne, nukeliaukime kartu į jo praeitį. Nuo dabar tokio nuostabaus namelio atsiradimo istoriją mums papasakos būtent šių namelių cecho padalinio vadovas Artūras. Artūrai, kaip viskas atsiranda? Šiaip namelis prasideda nuo rąsto. Jeigu mes atsivežam rąstą, mes turim visas galimybės ir sąlygas jį išpjauti, išdžiovinti iki obliavimo. Aišku, turim ir obliavimą, kokybišką ir gerą. Po to namelis važiuoja į skersavimo cechus, kur yra išpjaustoma pagal ilgius ir atitinka specifikaciją. Po to jis važiuoja į averio cechą, padaro būtent šiuos sujungimus, kuris yra namelio principas, sienos sujungimas, ant kurio laikosi pats namelis. Na, o čia matome tą stebuklingą vežimą, kuris užtikrina mums būtent namelio kokybišką komplektaciją, dėl kurios nebus problemos nei mums, nei klientui. Visos lentos būtų vietoje. Būtent čia yra žmogus, kuris patikrina kiekvieną namelį iki vienos lentos, atžymyje ir važiuoja namelis į pakavimą. O Artūrai, čia tiek daug tų lentų, ar sudėtingai susikonstruoja tas namelis pats? Surinkimas yra labai lengvas ir greitas. Jeigu mūsų specialistai tokį namelį rinktų, tai jis surinktų iki pabaigos, tai būtų valandą pusantros. Aišku, žmogus nusipirkęs, neturėdamas kvalifikacijos, rinks šiek tiek ilgiau, bet yra visa dokumentacija atitinkanti to namelio ir surinkimo. Jeigu yra žmogus žaidęs vaikystėje Lego, tai jis tą namelį tikrai surinks. Štai taip, belieka jį tik nudažyti norimą spalvą ir turėsime savo ilgaamžį namuką. Jūratė, sakytų, o kokios čia dabar kainos tų namelio? Labai brangios. Tai prasideda tai tikrai nedaug, nuo 400 litų, galima užsisakyti šuns būdą, o po to jau jie yra brangesni ir priklausomai nuo dydžio pas brangiausiai yra iki 12 000. Tai čia daug maž kaip jūsų šitas namelis? Taip, maždaug. Mūsų dar būtų gal pigesnis ir didesnis būtų 12 000. Mūsų, man atrodo, apie 10 000, o štai toks namelis. Vasara toks namukas puikiai visos šeimos ir draugų susibūrimo vieta. Kai už lango šviečia saulė, šilta, vyšnios prisirpusios, nesinori būti namie. O ką galėtume rasti geriau už savo kiemą, kuriame karaliauja toks spalvingas ir kvieste kviečiantis užeiti vidun namukas, skirtas poilsiui ir ne tik.